Kai mes įstojom į akademiją, tu turėjai tokias gražias žandenas. Ir kai pradėjau mokytis, kursiokai iš tavęs labai juokėsi iš tų tavo žandenų, nors man pavyzdžiui aš atrodė... Dabar, pavyzdžiui, pas mane labai mažos, trumpos... Žandenėlės. Niekingai žandenėlės, kad niekam neiškliūtų, taip. O prašau, o žmogus galbūt iki šiol būtų žavėjęs visą Vilnių ir visą Lietuvą savo vešliom žandenom. Aš irgi galvoju, kad gyvenimą kažkada esu pasišaipęs iš kažko tik tai dėl to, kad norėjau pats geriau pasijausti, bet iš tikrųjų tai nepasijutau. Jo, man irgi buvo panašiai, kad tu tada kažkaip tai pasielgi ir tada supranti, kad tas žmogus jaučiasi taip, kaip tu jautėsi, kai tau tai padarė ir tada tu jautiesi dar blogiau dėl to ir kažkaip ne. O jis irgi negeriau jaučiasi? Jis irgi negeriau, žodžiu, niekam nuo to nepagerėjo ir Visiems tik pablogėjo. Visiems tik pablogėjo ir toliau blogėjo. Mano kažkaip vaikystėje atsimenu, kad tai buvo toks natūralus dalykas, kad net neatrodė, kad tu gali čia kažkam apie tai pasakoti. Na, lietus lyja, pavyzdžiui. Lyja lietus ir atrodo, normalu. Ir neisi, nepasakosi visiems, o žiūrėk, kaip lietus lyja. Ir tik tai paskui, kai pamatai kitokį šiek tiek bendravimą tarp žmonių, pamatai kitokias aplinkas, tu pamatai, kad neprivalo tas lietus visą laiką. Toksai lietus, neprivalai visą laiką lygį. Aš manau irgi, kad gal kartais būdavo gėda kažkam pasakyti, kad tu esi silpnas arba kad iš tavęs kažkas pasiekė ir tu dėl to išgyveni, nes tarsi išgyvent atrodydavo dėl kažkokių dalykų, yra blogo tono ženklas. Bet bent jau dabartiniai perspektyvoje aš manau, kad tai gero tono ženklas yra apie tai kalbėti.